Bet aš randu visą laiką visokių nesąmonių, va. Randu. Žiūr, kad čia debiliuk su lasda. Nulūžo. Vat su amžium tai vis laik nutinka. Visą laiką reikia. Žolelio arbatos. Kad pasistatytų. Kaip iš kokią kampą pažiūrėsi, girdi. Viskas priklauso nuo požiūrį. Aš pasidarysiu lanką. Bus nebe vlogas. Kabum. Iš kur tas baikeris? Jau, praudas, pažiūrėkit, kokį turi mocą. Mes esam kažkur 16 km nuo Radviliškio, nuo Radvegasa, džiaugiamės užmiesčio keliukais. Mes vairuojam Honda. 24 metų? Ai, kelintų? 24. Aš galvoju, kad 2024. Čia tai geras. Čia tai kokybė. Ne dabar, kai būt. Nu. Ir kondicionierius yra. Koks variklis? Litras. Kaip tokiam? Austin 7. Dabar važiuosim su tokia transportu. Nuvažiuojam. Oho, čia tilpsim? Jeigu pilvai trauksim. Nu, bandom. Taip greitai. Puikus miesto automobilis. Čia va bravoras, čia šeštadienį, sekmadienį alus nemokamai. Iš tikrųjų? Kiek nori, tiek geria. Nu, atvyksim. Su dviračiais. Nepavėluokit 2 valandą. Dienos. Pusę 3 alaus nebėra. Ne, po 2:15 tik antrą. Logiška pačka. Aha. Šaunam ir paprašo žmogaus iš liaudės, kad kibirą laikyti. O. Tada tą žmogų išmaudo su tuo alum, bet už tą išmaudimą duoda litrą alaus. Yra norinčių. Visada būna, ne? Iš viso kibirą atsigaut gali. Bet Pakruojis mėgsta alų, ne? Kas jo nemėgsta? Būna taip, kad važiuojat kažkur tai ir jumis lyč kvapai. Važiuojam pro kaimą, važiuojam pro tokius griovius, pro vairiausius miškelius ir užsiuot čiobrelių kvaps, po to tokių varlių kvaps. Varlės irgi kvėp. Varlėm. Po to tokiais grybais, po to mėšlu. Man tai wow. Važiuoji ir kur tik važiuoji, ten lyč kvaps. Mieste tokių kupo nėra. Yra tik saliarkos, myžalų, alkoholio, kekšių. Daugiau nėra. Čioperių dar kvaps. Bet va taip važiuoji kaimo keliukais ir dar kai vakare važiuoji ir tokios šilumos bangos pareina, tai šilta, šalta, tai stikliuks aprasoji, tai vėl nuein. Va čia yra važiavimo malonums. Atkreipkite į detalės, kad išvažiuoji pasivažinėti ne vien tik tai su draugais, praleis laiką arba vienam su motociklu, bet būna taip, kad ir pastebi tokius smulkius dalykus, kurie iš tikrųjų neša džiaugsmo. Tai čia aš pasakyčiau taip, kad kodėl verta rinktis motociklą? Todėl, kad su automobiliu važiuojant, keliaujant, tokių jausmų nepatirsi. Kurų. Sezonai atsiverk. Negi reikės raktelį kišti. Švelniai. Taip kiši ir po to nubraižai. Negerai taip yra daryti. Kažkai man paleis degalus.
Vieną kartą yra sakė, sako, nulip nuo mūsų, paleisiu. Kas seniukai pasakė. Dieve. Kvapelis. Labą dieną. Honda. Šiandien važiuosim su šituo velniu. Čia yra Oksas. Kitas mocas. Kaip žinia, Oksas mėgėjas keist mocus. Keičia dažniau negu aš išvažiuoju. Tai reiškia labai dažnai. Tai išbandysim šiandien Honda CBR Fireblade. 16 metų. Litras. 131 kW. Dar su tokiu nevažiavęs. Šiaip labai smalsu buvo pasibandyti, kaip jis įvažiuos. Kokie originalūs veidrodėliai riebus. Šitau net temo aftermarket. Patink man tokie veidrodėliai. Klasikinis mocas. Žiauriai gražiai atrodo. Fireblade. Nors aš esu fans tų senųjų Hondų. CBR-ų. Aplamai aš Hondų fans esu. Bet čia yra įdomus reikals. Lempa graži, klasikinė, iš ledų. Žodžiu, įdomus motociklas. Šiandien apsikeisim su Oksu. Mes ir vėl tokio iš vietoj. Pakruojais, link Pakruoja. Šiaip tas keliuks labai geras, kažkada esu lokaciją numetęs. Labai geras keliukas pasivažinėti. Motociklas. Motociklo Oksas patenkins. Pasižiūrėsim, kaip man jisai lips. Šiaip man jisai žiauriai patinka. Žiauriai įdomus. Gražus išpildymas, graži spalva. Nėra apsolis, kaip aš esu mėgėjas, bet nice. Pikti žaptai. Ok, gerai, bandysiu kurti. Šiaip bus dominatorius išmetims, nespėja Oksas užsidėti. Čia yra originalus, bet jis šiaip irgi skamba visai neblogai. Raktelis kaip kaulas. Pokšt. Jau svečia. O. Benziniuku kvepia. Bet visai gerai skamba. Sakyčiau, garsiau negu originalas. O tu negalvoji, kad tavo originalus išmetims kažkas padaryta yra? Sakai, taip ir skamba? Ką? Lendė išimta. Nu, nes biškai garsiau skamba negu... Realiai net nereik dominatoriaus. Ai, nu tai taip, aišku. Viena lempa standartiškai deg. Ilgasis, kai įsijungi. O dabar daug geriau atrodo. Noice. Kaip pasukiukai atrodo. Labai beautiful. Tikrai gražus aparatas. Gražus sveikas mocas. Važiuojam pasibandyti. Atsisėdam. Nu, ką aš galiu pasakyti, kad platus. Šiaip kaip RR-ui atsisėdi ir aš jaučiuos kaip ant RR. Nu, bet vairas biškį arčiau kažkaip. Gazas labai jautrus. Kaip man sakė Oksas, oi, čia neišdaviau tavo balsą, tavo vardą, soriukas. Šiaip kaip sakė Oksas, kad šitas mocas variklio stabdymo neturi tokio kaip kiti mocai. Pasižiūrėsim, ta prasme, iš eigos variklį. Nėra režimų, nieko nėra. Yra pilna, pure Honda. Pirma pavara. Šiaip quickshifteris yra mandras. Išbandysim ir quickshifterį. Quickshifterį. O minkštai pavarikė jungęs. Nu, let's go. Tegul nuvažiuoja FBB, FBI, FBB.
O, ilgos pavaros. O šiaip garsas man labai patinka. O, quickshifteris veik belen kaip gerai. Sakė, remontavo nesenai quickshifterį. Kaip sena Honda, kaip su senesnė Honda važiavau, nebuvo jis toksai jautrus posūkiam, o šits toksai, tiksliau buvo jautrus posūkiam, guldydavos labai lengvai, o tas toksai reik pakovot, man patinka. Man patinka. Stabdžiai. Stabdžiai informatyvus visai. Sėdėsina labai patogiai, žiauriai patogiai. Vat kas man patinka su Hondom, su Suzukiais, sėdėsina nesveikai patogiai. Nu, aš turiu omeny visų vaisių pozų. Hondos poza yra pati fainiausia. Hondos vaisiaus poza yra geriausia. Galios per akis. Bėgių junginėjas gan taip tvirtai, sakyčiau net sunkiai, pripratęs prie savo, prie RR, galiu pasakyti, kad Poweras junginėjas sklandžiai, bet turi būti įdėta jėgos, pastangų. Šiaip kietas motas, gan kietas. Baigė stiklelis prirasuot mano. Skideris labai geras, viskas aišku. Pas mane gan mažiuks RR, nors metai panašus, bet va Honda vis tiek išlaiko savo tokią skaitmenizaciją. Stikliuks gan žemai, aišku, aš lyginu su RR-u. Nu jo, įdomus. Nežinau kodėl, man senesnis labiau jisai susivažiuodavo. Bet tas irgi žiauriai gerai. Iškart jaučias, kad Japon. Valdyti Honda tas pats kaip valdyti kokį drugelį. Viskas veik. Kai priklauso, viskas sklandžiai. Pas tave quickshifteris veikia kaip automats. Ta prasme, kai su mašina važiuoja automat, jokias trūkčiai manieka, belenkai veik. O pas mane toks kažkoks toksai,
jaučiu reguliuoti reikia. Ar kas. Nes pas tave kai automatas pizė jokių trukdžių. Tik tais trauk ir viskas. Geras. Įdomus mocas. Man, žinok, senesnė Honda labiau patika. Kažkuo, žinai. Bet tas toks naujas, jaučias, kad, žinai, aparats naujas. Toksai ir vairsi įdomiai, žinai. Ant senosios tavo Hondos buvo, kur varai posūkį pats gulas. O tas toksai, kai su R1 arba kai su mano, toks reikia, žinai, kovoti. Bet kai atsiguli, nežinau, kas čia daros, ar svorio centras pasikeičia, atsiguli, tada belenkaip guldos, lengvai, žiauriai lengvai guldos. Vėl atsisės ant savo moco, yra kažkas, wow. Bet ir vėl mums blogai, vasara tokia, vasara anokia, viskas hebra yra gerai. Gauni progą, leki, darai tas, kas tau patinka. Ir džiaugies gyvenimu. Nelaukit, kol bus palankios sąlygos. Eini kiaurai, su pozityvu. Ir viskas. O Dieve, aš tapau motivatorius, ką? O Jėzau. Motivatorius. Išvažiuoja į kartą per 3 metus ir dar čia sugalvoja motyvuoti kažką tai. Šiaip labai džiaugiuosi išvažiavęs. Kartais reikia prapūst smegenis. Oksas sako, varom, išbandysim mocą. Varom prapūsi smegenis. Kartais reikia. Sako, pagreb ir kamerą. Nu tai pagrebiau. Sako, važiuojam Pakruojį, nusiplausim motociklus. Man atrodo, neužteks nusiplauti. Nereikės mokėti plovyklai. Lietus nuplaus. Nes biškėt mėlynuoj. Per tokius kaimelius reikia labai atsargiai važiuoti. Nes biški greičiau žiūrėk atvaro šuo. Po ratais lent. Psichinis, suicidinis. Ir kiek jų yra, kiek važiuoja, tiek lent po ratais. Ypatingai tokiuose kaimeliuose palaidė nuo grandinės. Velniai. Šitą kalniuką pravažiuojam ir velnės paus, garantuoju. O jau šildo padangas, jau. Sakiau? Reik kontentą. Reik man kontentą. O ten kontents buvo. Paklaus, gal benzą reik? Ar reik gal pagalbos? Ne, nereik. O kas buvo? Gal benzą pritrūkai? Per dieną laiką jau da diržas sueidė. Ai, diržas nebėra. Jau koks trečias diržas per gyvenimą. O tai ką dabar darysi, stumsi kažkur? Tai laukiam, tėvą gal atvažiuos. Iš kur esi? Iš Pakruojo. O Jėzus. Generatorius diržas trūko. Ne generatorius. Ne generatorius. Variatorius. O Jėzus. Tai čia jau nieko nepadarysi. Taip. Sakau, benzą įtraukčiau, jeigu reik, žinai. Čia dizelinė. Ait! Tai gal lengva yra, stumkite viskas, nustumsit. Arba galim už mocų žlynus įtempiam. Ai, kaip nors grįžti. Kaip nors grįšit, nu žiūrėkite, sėkmytės tada. Nu, aš sakai, žinai, gal čia netolė gyvenu, gal benzą privešiu, bet jeigu dizelis, tai čia, žinai, su dizelis neprasidedam. Nu, bet man lemputė užšviet, žinok. Labai nespauskim 300 tik. Da. Nu, Hebra, paaiškinkit man, ar jūs
važiuojat su motociklais, įsijungia ilgasis šviesas. Dažnai žiūriu, kad dabar pastaruoju metu įsijungia ilgasis šviesas. Kaip jūs manot, ar saugiau kely važiuoti motociklui su ilgosiom, ar užtenk trumpųjų? Kiek kalbėjau su Hebra, sakė, kad man gražiau atrodo, nes kad dvi lempos ir įsijung trumpasias. Kai užkuri mocą, užsideg trumputės šviesos automatiškai. Tai deg tik vieną lempą. Sako, man ne dėl saugumo, man dėl gražumo bus dvi lempos gražiau švieti. Kiti sako dėl saugumo, kiti sako iš viso aš geriau nesijungsiu, nes akinų ilgųjų beveik nenaudoju. O kaip jūs darot?